Aš esu Noma Edwards. 1969 metais aš išgyvenau priešmirtinę patirtį. Tada man buvo 26 metai. Mes su vyru gyvenome Londone ir turėjome vieną vaiką. Aš dirbau mokytoja Londono centre. Maždaug mėnesį laiko aš jaučiausi nekaip. Tačiau medikai niekaip negalėjo nustatyti mano blogos savijautos priežasties. Vieną dieną darbe aš pasijutau labai blogai. Jaučiau stiprėjantį skausmą ir skausmo pobūdis buvo labai panašus į gimdymą. Aš atsiprašiau iš darbo ir man besileidžiant liftu aš nualpau. Kažkas iškvietė greitąją pagalbą ir mane nuvežė į ligoninę. Kai atsigavau, aš pamačiau, jog 2 medikai mane veža į operacinę. Jie man papasakojo, jog manyje buvo negyvas kūdikis ankstyvoje stadijoje, kurį reikėjo greitai pašalinti, ir tuo metu aš vėl praradau sąmonę. Ir kita, ką prisimenu, aš pajutau, jog mano skausmas visiškai išnyko. Aš jaučiau visišką ramybę. Bet buvo, taip sakant, nedidelė problema. Aš buvau prie lubų ir žiūrėjau į savo kūną ant operacinio stalo. Jaučiausi labai pasimetusi ir niekaip negalėjau suprasti, kaipgi aš galėjau būti 2 vietose tuo pačiu metu. Taigi aš žvelgiau į medikus operacinėje tvarkančius įvairią įrangą ir norėjau jiems pasakyti, jog skausmas man dingo, jog viskas jau yra gerai ir manęs operuoti nereikia. Ir tada pagalvojau, kaipgi man nulipti nuo lubų. Ir kai apie tai tik pagalvojau, aš akimirksniu atsidūriau prie savo kūno. Aš pradėjau bendrauti su chirurgais. Ei, ar tu matai mane? Aš esu čia. Aš negaliu suprasti, kas čia dabar vyksta. Pradėjau judėti nuo vieno chirurgo prie kito, bet niekas į mane nekreipė dėmesio. Tada pabandžiau kreiptis į medicinos seseles, tačiau jos taip pat su manimi nebendravo. Ir tada supratau, jog niekas manęs nei mato, nei girdi. Staiga aš vėl atsidūriau prie lubų ir pastebėjau, jog mano širdies darbą matuojančios įrangos monitorius rodo tiesią liniją. Ir tuo momentu supratau, jog mano širdis nustojo plakti ir kad aš miriau. Tačiau aš puikiai suvokiau, kad mano visi jausmai yra su manimi ir aš jaučiausi net labai gyva. Aš mąsčiau labai aiškiai bei giliai. Pilnai suvokiau, jog aš nesu mirusi, bet tuo pačiu negalėjau suprasti, kas dabar vyksta. Staiga pajutau, jog judu pro lubas aukštyn ir atsidūriau tamsiame tunelyje. Kas buvo keista, jog aš visiškai nebuvau išsigandusi. Aš buvau visiškoje ramybėje bei save jaučiau lengvai. Tuneliu judėjau ypatingai greitai, jo gale matydama spindinčią šviesą. Ir kai pagaliau priartėjau prie tunelio galo, pamačiau tokią ypatingą bei nuostabią šviesą, aš nesugebu jos apsakyti žodžiais. Ji man atrodė tarsi nuostabiausių spalvų bei atspalvių kaleidoskopas. Ir kai priartėjau prie šios šviesos, visi atspalviai susiliejo į baltą spalvą, kuri virto krištolinę baltą spindinčią šviesą. Ir prieš įeidama į tą šviesą pagalvojau, jog toji šviesa yra tokia stipri, kad mane apakins. Tačiau aš žengiau į šią šviesą ir joje pajutau ypatingą pasveikinimo jausmą. Atrodė, jog mane ši šviesa apkabino ir pajutau, jog aš pati tapau šviesa. Aš jaučiau neapsakomai didžiulę meilės energiją. Tai buvo fenomenalus meilės lygis. Tai buvo besąlygiška meilė, supanti mane iš visų pusių. Jaučiausi tarsi integruota į tą meilę ir tapau kaip vienu su šia nuostabia meile.
Šios patirties neįmanoma perduoti jokiais žodžiais. Bet kokie žodžiai yra visiškai netinkami, norint aprašyti šią patirtį. Aš pagalvojau, kaip man šioje erdvėje keliauti. Ir kai tik tai pagalvojau, pajutau, jog į kažkur judu. Ir aš atsidūriau prie 3 didžiulių ekranų. Kairiajame ekrane mačiau pavadinimą „Gyvenimas, kurį aš suplanavau“. Vidurinėme mačiau pavadinimą „Kaip aš pragyvenau gyvenimą“. O dešiniajame ekrane nebuvo jokio pavadinimo. Ir tada kairiajame ekrane man pradėjo rodyti, koks buvo mano gyvenimo planas iš tikrųjų. Vidurinėme man parodė, kaipgi aš iš tikrųjų pragyvenau svarbius momentus savo gyvenime. O trečiajame ekrane, kuris iki šiol buvo tuščias, aš mačiau atsirandančius žodžius. Tikslas nėra pasiektas. Taigi aš mačiau visą savo gyvenimą nuo pat vaikystės. Ir turiu pasakyti, jog ten nebuvo jokio smerkimo, jokio kaltinimo ar teismo. Ir man pasidarė akivaizdu, jog aš pragyvenau savo gyvenimą visiškai priešingai savo pačios nustatytiems tikslams. Trečiajame ekrane aš vis mačiau tuos pačius žodžius. Tikslas nėra pasiektas. Ir aš supratau, jog savo gyvenimą tiesiog paleidau vėjais. Po to pamačiau didelį ekraną, kuriame vaizdai keitėsi labai lėtai. Tie vaizdai buvo iš mano ankstesnių gyvenimų žemėje. Kai baigėsi mano gyvenimo peržiūra, aš atsidūriau prie kažkokios upės, kurios kitoje pusėje buvo daugybė žmonių ir jie visi buvo sudaryti iš meilės. Ir tuo metu aš pajutau jų meilę savyje. Aš supratau, jog visi šie žmonės buvo mano protėviai. Ir kai kuriuos iš jų aš iš karto atpažinau, kadangi jie buvo neseniai mirę. Pamačiau savo mylimą tetą, kuri įžengė į upę ir pradėjo man mojuoti ranka. Aš ėmiau judėti link jos ir jaučiau iš jos spinduliuojančią meilę. Ir kai prie jos priartėjusi norėjau ją apkabinti, ji atsitraukė keletą žingsnių ir pasakė: "Labai atsiprašau, tačiau tu negali pereiti šios upės, nes jie siunčia tave atgal perduoti žinią." Aš pasakiau, jog žemėje yra daugybė milijonų žmonių ir be manęs, ir jie tikrai gali surasti kitą žmogų ir perduoti jam tą žinią. Mano teta atsakė: "Tikrai ne, tu turi grįžti atgal." Ir tada man atėjo toji žinia, kuri reiškia: yra daugiau gyvenimo nei akys mato, ir gyvenimas yra amžinas. Ir tada aš pradėjau tiesiog nesuvokiamu greičiu skristi atgal ir atsitrenkiau į savo kūną. Ir nors man buvo suleisti nuskausminamieji vaistai, iš karto savyje pajutau siaubingą skausmą. Savo kūne aš atsidūriau to nenorėdama. Atsigavusi, palatoje pamačiau 2 medicinos seseles besikalbančias tarpusavyje. Ir pasirodo, viena jų buvo sekmadienį bažnyčioje ir pasakojo savo kolegei, apie ką kalbėjo kunigas. Aš išgirdau, jog to sekmadienio pamokslas buvo apie tai, kaip reikia pasiruošti, kad nepakliūtumei į pragarą. Ir tada aš tiesiog pasiutau ir norėjau šaukti, kodėl kunigas apskritai kalba apie kažkokį neegzistuojantį pragarą. Kas čia vyksta? Tačiau negalėjau nieko pasakyti, nes mano kūnas buvo visiškai sustingęs nuo vaistų po operacijos. Pabaigusios kalbėti, tos seselės įjungė radiją. Aš išgirdau malonę, švelnią klasikinę muziką. Ir žiūrėdama į radiją aš pastebėjau, jog galiu matyti muzikos spalvą ir netgi skirtingos natos buvo skirtingų spalvų. Aš buvau tikrai pasimetusi.
Taigi aš gulėjau stebėdama tą neįtikėtiną tarpusavyje persipinantį veiksmą tarp ritmo, natų bei spalvų. Tai buvo nepaprastai gražu. Po grįžimo į šį gyvenimą man buvo labai sunku atsigauti ir pritapti prie kasdienybės. Ir viskas, ko norėjau, tai grįžti atgal į anapus, kur buvo besąlygiška meilė bei šviesa. Aš supratau, kokia yra gyvenimo prasmė, ir ją išreiškiu tapusi kapelione ir dirbdama kalėjime jau 27 metai. Per išgyventą priešmirtinę patirtį aš suvokiau, jog mūsų gyvenimas yra amžinas ir meilė yra viskas, ko mums reikia. Supratau, jog inkarnacijos procesas iš tikrųjų yra labai realus dalykas ir kad mes ateisime gyventi į žemę tol, kol neišmoksime visų savo pamokų ir tol, kol nepasieksime visų savo tikslų. Aš grįžau iš anapus žinodama, jog viskas yra visiškai kitaip, negu mes esame įpratę manyti.